Olia. Na ką, šiandien daugumos Instagrame pageidavimų apkalbėsim apie laminavimo produktų skirtumus, analizę ir aš pagalvojau padalinsiu šitą video į dvi dalis, kad jums būtų įdomiau žiūrėti, kad neužtruktų labai ilgai. Tai šiandien aptarsim Step 1 3 produktų analizę pagal 10 punktų, va čia juos visus susirašiau. O šiaip prieš žengiant į temą norėjau pasakyti, kad įvairios tokios apklausos, kokią temą video man daryti, vyksta mano Instagram kanale. Tai paliksiu nuorodą tenai, tai nulėkit, žinot ką daryti, follow, like ir taip toliau. Tai va tenai per stories dažniausia ir paleidžiu įvairias tokias apklausas ir pasistengiu padaryti būtent tokius video, kurie jums būtų įdomus. Na tai ką, ir keliaujam tada į mūsų temą. Taigi, pirmiausia, apie tie 10 punktų, kuriais greitai norėsiu apibūdinti tuos 3 produktus. Tai bus pirmas – sudėtis, gamintojo nurodytas laikymo laikas, kvapas, pakuotė, kaina, patirties meistro lygis, spalva, konsistencija, kokiam plaukui skirtas rekomenduojamas ir gamintojo šalis. Šiaip trumpai dabar biškį apie mano laminavimo karjerą. Laminavimą aš darau 6,5 metų ir praėjau viską iš tikrųjų nuo ypatingai baisaus klientės blakstienų sudeginimo, kur reikėjo net pinigus grąžinti, iki šiaip tų rezultatų, kur tau atrodė, kad darai gerai, tie išklijavimai, sakykime, tokie, viskas šitaip vyksta, bet tai buvo baisu. Aišku, buvo rinka kita, nebuvo tokios technikos, tokių priemonių ir taip toliau. Bet, visi augam, tai dėl to tie, kurie žiūrit šitokius įvairius video, ieškot informacijos, tai vat jūs būtent ir esat tie, kurie kylat kiekvienu laipteliu aukštyn ir tikiuosi vis kažką naujo sužinosit ir tai jums labai padės ir praktikoje, darbų rezultate ir turėti didžiulį ratą klientų. Tai keliaujam prie pačios temos. Dabar truputėlį apie tą teoriją, kad biški mums būtų lengviau iššokti į temą. Tai turbūt visi bazinius kursus esat baigę, bet prisiminimui, ar ne, kad plauką kas sudaro. Tai viršutinis jos sluoksnis yra kutikulinis, viduje yra korteksas, kur, kaip aš ir sakau, visas tas procesas, visa esmė ir įvyksta, ir giliau yra medula. Apskritai, iš ko plaukas yra sudarytas? Tai jisai yra sudarytas iš amino rūgščių. Amino rūgštys sudaro peptidus ir apskritai keratinas, tai yra negyvas baltymas, jisai pats yra sudarytas iš tų visų, čia kaip sakykime siena, arba kaip siūlas, kuris sudarytas iš plonyčių gijų, tos gijos sudaro storesnės gijas ir taip toliau. Ir mes gaunam tą visą keratiną, kuris iš principo yra sudarytas iš nuo 18 iki 23 skirtingų tų amino rūgščių. Aišku, toliau kas dar plauką sudaro, tai lipidai, oro tarpai, vanduo, mikroelementai tokie kaip pavyzdžiui siera ir taip toliau. Dabar mes jau žinom, kad iš ko susidaro plaukas, ar ne, iš amino rūgščių keratinas yra sudarytas ir ne didžiąja dalim, 18% keratino sudaro amino rūgštis cisteinas. Tai šitas dalykas mums dar bus biški svarbus toliau. Bet apskritai dabar apie laminavimo jau produktus. Tai mes turim pasirinkimą, su kokiais produktais daryti. Ypač dabartiniai meistrai. Kalnas yra priemonių, su kuriom galite daryti tą procedūrą. Ir tas priemonės aš galiu sulyginti, sakykime, kaip ir su elementariais šampūnais, ar muilu ir panašiai, arba kokiom kitom kosmetiniam priemonėm. Tai jūsų pasirinkimas, su kokiom priemonėm dirbti, ar ne? Jūs galite tą patį, nežinau, plaukus išsiplauti su ūkiniu muilu, ar ne? Ir tą patį kūną nusiplauti su ūkiniu muilu. Ir, kaip ir plaukai bus išplauti. Kūnas irgi bus prakaitas, dulkės, ar ne, bus nuplauta ir bus švaru. Bet pojūtis bus toks sausau, ar ne? Galite imti tada kažkokį tokį vidutinio target tokios, ar ne, sakykime, parduotuvės kažkokį geresnį muilą ar šampūną ir pojūtis jau bus vėl šiek tiek kitoks, geresnis. Arba galite imti luxury klasės, ar ne, kažkokius produktus, kurie turi ir maitinančių medžiagų, ir kvapikliai visai kiti, ir konservantai, ir tas poveikis, ir visas rezultatas bus kitoks. Tai va, tai tuom iš esmės produktai ir skiriasi, bet jie visi atlieka
vieną ir tą patį darbą, jeigu kalbant su blakstienom ar su antakiais, laminuoja ir riečia, pakeičia plauko formą. Visi produktai, kaip ir minėjau, yra sukurti, kad jie dirbtų ir atliktų tą savo darbą, bet jie turi skirtumus, pagal kuriuos mes ir eisim. Tai pagrindiniai tie skirtumai - sudėtis, ne ingredientai. Toliau labai svarbus niuansas tai yra veikimo greitis, stiprumas, koncentracija, buityje vadinam tą agresyvumas, kas irgi man nelabai čia patinka tą vadinti. Toliau skiriasi, kas pakuotės dabar jau labai panašios, pagaminimo šalis, ar ne? Ir kažkokie ingredientai, kurie galbūt turi maitinančių medžiagų, arba turi jų mažiau, arba visai neturi. Apskritai pati ta laminavimo procedūra, jinai yra pasiskolinti iš kirpėjų to karštojo plaukų rietimo, kuris jau yra, nežinau, ir tiesinimo jau 100 metų turbūt. Tai mūsų šitas blakstienų ir antakių procedūra yra šaltasis laminavimo metodas ir jisai veikia su tam tikro šarmo pagalba, kuris šiaip ES yra leidžiama šarmas 8,5 iki 10,5, kai kuriuose šalyse iki 11. Apskritai, ką mes turim paveikti, kad plaukas pakeistų formą, tai yra disulfidinius ryšius. Šiaip plaukiai yra vandeniliniai ryšiai, druskos ryšiai ir disulfidiniai. Apie kitus nešnekėsim, jie mums čia neaktualūs, mums svarbiausia yra paveikti disulfidinius ryšius, kurie būtent ir prilaiko plauko formą ir struktūrą. Kitaip jie dar vadinami, jeigu žiūrėtume į paveiksliuką, tai yra tarp SS sieros atomų esantis tiltas, ryšys, tai vat būtent tai yra disulfidinė jungtis. Taigi disulfidinių jungčių niekaip negalim paveikti jokių karštų vandenių, jokių šiaip karščių ar kokiais kitokiais būdais. Čia jau turi įsikišti gana stipri chemija. Tai plauką iš išorės saugo kutikulinis sluoksnis, žvyneliai dar yra vadinami, kas man nelabai patinka tas pavadinimas žvyneliai, nes mes ne žuvis, kad būtų žvyneliai, bet kai piešia teorijoje tą korteksą, jis yra panašus į tokius kaip žvaigždutės netolygias arba žvynelius, tas viršutinis sluoksnis, kuris saugo korteksą, ir viduje jau yra korteksas, į kur patekusios priemonės paveikia ten mūsų disulfidinės tas jungtis. Toliau dabar einant dar gilin prie chemijos. Produktai, kurie paveiks tą plauką, turi būti šarminiai ir jie gali būti, sakykime, etanolamino pagrindu arba amoniako šarmo pagrindu. Kas yra, dažniausiai jūs galite pamatyti, tai yra amonio tioglikolato. Šiaip dauguma brandų turi sudėtyje, šitas yra tas pagrindas. Gali būti tas etanolaminas, Jėzus mano čia ištarti sudėtinga, tai jisai yra sudarytas iš etileno oksido kombinacijos su amoniaku. Tai vėlgi, kaip matot, tai yra amoniako pagrindo dukterinis, pusbroliukas, kuris šiek tiek yra pakeistas, bet visiškai tas toksai basicas, pagrindinis produktas, jisai vis dėlto yra amoniako grupės produktai, šiek tiek kitaip transformuojami, keičiami, bet iš esmės jie visi daro tą patį. Dabar kaip pavyzdys jums, čia, sakykime, tioglikolio rūgštis plus amoniakas gaunasi amonio tioglikolato produktas, vienas dažniausiai naudojamas. Kitas dalykas, tioglikolato rūgštis su etanolaminu, tai yra etanolamin tioglikolatas, irgi vienas iš naudojamų produktų. Ir kitas variantas, trečias, cistiamino hidrochloridas su etanolaminu arba amoniaku. Irgi galimas trečias variantas, kurie iš principo visi jum paveiks plauką, kad jisai įgautų naują formą. Taigi, o dabar toksai pagrindinis gal skirtumas, nes atsiranda brandų, kurie labai, kaip pasakyti, inovacija, bando pateikti save kaip inovacija, kuri ir yra, ir iš esmės nėra inovacija, nes didžioji dalis produktų labai ilgą laiką ir dabar, kaip sakau, kaip dviratis jau ta sena formulė yra amonio tioglikolato, kuris sulaužo tas disulfidinės jungtis. Bet visai neseniai buvo išrastas, čia prieš keletą metų, cistiamino pagrindo
produktai, kurie buvo per tą marketinginę prizmę paleidžiami taip, kad jie visiškai nepažeis plauko, neįmanoma nudeginti ir taip toliau. Va čia tai jau yra šiek tiek melas, bet iš esmės, kas tas yra cistaminas? Cistaminas turi molekuliškai panašią struktūrą į cisteiną, kur atsimenat, sakiau, kad mums jo prireiks. Cisteiną, kuris yra 18% plauko sudaro, kuris yra vienas iš pagrindinių keratino sudedamųjų dalių. Ir veikdamas plauką, jisai jį paveikia švelniau. Galimai padaro mažiau žalos negu amonio tioglikolato produktai. Be abejo, čia jau susideda kiti niuansai. Koncentracijos, meistro patirtis, laikymas, perlaikymas ir taip toliau. Bet, kaip pasakyti, jisai gal ir švelniau veikia, bet veikia lygiai tą patį ir daro tą patį. Norint pažeisti plauką, galima pažeisti su bet kokiu produktu ir gerai atlikti procedūrą galima ir su amonio tioglikolato produktais, su kuriais mes visi dažniausiai ir dirbame. Tai va. Dabar šiek tiek dar apie ingredientus sudėtį paanalizuojant. Tai pirmoje vietoje jūs visada matysite yra vanduo. Visą laiką visokių kosmetikos produktų tas pagrindas yra vanduo. Toliau yra šarminė bazė, kuri yra skirta suminkštinti plauko kutikulinį sluoksnį, kad priemonės galėtų gertis toliau. Tokie kaip būtų amonio hidroksidas, amonio etanolaminas, monoetalonaminas, neskaitysiu, nes juoksitės ir taip toliau. Toliau yra stabilizatoriai, konservantai, emulsikliai, EDT, PEG100, glicerinas ir taip toliau. Ir jų yra, va čia aš jums išdėliojau, galite pasinagrinėti. Ir toliau eina aktyvieji ingredientai, kurie skirti sulaužyti disulfidiniam jungtim. Amonio tioglikolatas, toliau amonio merkatopsid, žodžiu, matot, sudėtingi pavadinimai, sunku ištarti, kurie jau atlieka mūsų darbą. Toliau gali būti įdėta drėkinančių apsauginių ingredientų, glicerinas, ceteril alkoholis, oleil alkoholis, urėja, lanolinas ir taip toliau. Jeigu matot alkoholį, beje, nereikia išsigąsti, tai nebūtinai yra blogasis alkoholis, tai gali būti tas riebusis alkoholis, kuris apsaugo plauką. Dėl šitos dalies apsaugos pirmame produkte labai daug domėjausi, konsultavausi su būtent chemikais ir jų čia nuomonė yra kol kas gana skeptiška, nes kai šarmas pasiekia tam tikrą lygį, jisai tikrai viską pakankamai sunaikina, kad liktų kažkoks maitinimas, tai čia yra toksai sau dalykas. Kai kuriem morališkai lengviau, kad pirmame etape yra maitinančių ingredientų, kurie iš esmės greičiausia nieko nedaro. Bet, anyway. Ir toliau yra kvapikliai, nes, kaip žinot, amoniakas biškį smirda sisiukų. Tai yra įdėtas parfum, fragans ir kažkokie kitokie tokie ingredientai, kurie tiek jum darbą padaro malonesnį, tiek jūsų klientam. Taigi, apžvelkim dabar My Lamination sudėtis. Tai pagrindas vanduo. Toliau, tai yra amonio tioglikolato pagrindų sukurtas produktas, kas dėl maitinančių ingredientų apsauginių, tai yra ceteril alkohol ir oleil alkohol. Tokie apsauginiai kondicionuojantis. Ir toliau einam sudėtį, pažiūrėjom, einam laikymo laikas. Tai yra nuo 8 iki 12 minučių. Kvapas yra įdėta keli kvapikliai geliškais tonais, tai kvepia labiau gėlėm. Pakuotės yra galimos sašetėm arba tokiais tubelėje. Tai yra naujiena, labai faina pakuotė. Štai su tokiu kaip mini, nežinau, serumukas, labai patogu naujiena, arba standartiškai sašetėmis. Toliau, kaina nuo 5,50 iki 29 eurų. Meistro patirtis reikalinga, sakyčiau, nuo pradedančio iki patyrusio meistro. Ši sistema nėra, tai buitiškai kalbant, agresyvi ir tinka tikrai visiems meistram. Spalva yra balta. Kodėl spalva yra aktualu? Todėl, kad kai tepat produktą, turit tiksliai matyti, kur jisai užsitepa.
Ir jeigu produktas yra kažkoks skaidresnis ar kažkoks nėra labai aiški ta spalva, šiek tiek gali kilti keblumų. Konsistencija. Tokio kremuko, gana tiršto, tai visai patogu yra užtepti. Kokiam plaukui yra skirta? Sakyčiau, skirta labiau plonam vidutiniam plaukui, tai mūsų regiono žmonėm labai gerai tinka. Gamintojas yra Italija. Keliaujam tada prie kitų brandų. Toliau keliaujam tada prie Maximovo brando, kurio yra 2 dabar linijos. Šiaip nemažai brandų turi skirtingas linijas, sakykime, antakiam būna sukurta pateikta nauja linija ir jinai būna šiek tiek švelnesnė arba mažesnė koncentracija amonio tioglikolato arba cistemino pagrindu. Dėl ko? Dėl to, kad produktas tiesiogiai tepamas ant odos ir per visą plauką. Dėl to jis turėtų būti šiek tiek švelnesnis dėl galimos pažaidos. Tai va, gerai, einam dabar prie Maximovo standartinės linijos sudėties. Tai vanduo, be abejo, amonio tioglikolato pagrindo produktas ir yra keli maitinantis riebieji alkoholiai, ceteryl alkohol, propelin glikol ir dar kondicionuojantis polikvarterlium 6, pavadinimai tai kosmosas aišku, ir cetrimonium chlorid. Ir toliau, kas dėl kvapo, jisai yra irgi geliškai saldus kvapas. Dabar taip. Gamintojo laikymo laikas nuo 6 iki 12 minučių, kvapą pašnekėjom, pakuotės. O vat pakuotės tai yra galimos arba tokia, su pampu patogia, arba standartiškai sašetė. Kaina nuo 5 eurų iki 26. Patirties lygis. Šiaip šitie produktai yra kokiom gal 2 minutėm greitesni negu My Lamination, tai sakyčiau irgi dar jie tikrai laisvai tinka ir pradedančiajam, ir patyrusiam tai jau be kalbų. Spalva. Jie yra tokios su aukso dalelėm žėručių tokios spalvos, labai gražiai blizga, šiek tiek skaidresnis produktas. Konsistencija tokia irgi kremuko, šiek tiek gal skystesnio negu My Lamination. Kokiam plaukui tinka, vidutiniam puikiai, plonesniam plaukui šiek tiek atsargiau, gal reikėtų sutrumpinti tą laikymo laiką, greičiau pastebėti. Gamintojo šalis irgi yra Italija. Toliau einam prie jų naujos Supreme linijos, ją turim čia sašetėmis. Tai irgi yra amonio tioglikolato pagrindu ir čia yra pridėta šiek tiek daugiau maitinančių ingredientų, nes šis produktas yra tikrai stipresnis, žymiai stipresnis negu ta linija, greitai veikiantis ir jame yra ceteryl alkohol, oleil alkohol, glicerin, tada alyvuogių lapų ekstraktas, bambusa vulgaris lapų ekstraktas, linalolas. Tai tikrai yra, kiek čia matau, 6 tokie plauką saugantis ingredientai, nes produkto koncentracija tikrai yra stipresnė ir jisai yra citrusinių saldžių, tokių citrusinių saldžių kvapų. Kas toliau? Gamintojo nurodytas laikymo laikas yra 40 minučių. Pakuotės. Sašetės kol kas pas mus, galbūt atsivešime ir didesnius kiekius. Kaina nuo 5 iki 30 eurų. Patirties lygis, sakyčiau, patyrusiam meistrui. Žymiai labiau tinkantis produktas, pradedančiajam nerekomenduočiau. Toliau, spalva balta, šito jau yra spalva balta naujo produkto. Konsistencija toks irgi lengva emulsija, kremukas, toks šiek tiek skystesnis, jeigu lyginant su My Lamination. Kokiam plaukui skirta, plonam jokių būdų ne, storam, kietam labai puiku, vidutiniam irgi ok, tik tai greičiau stebėti. Gamintojo šalis Italija. Ir toliau paskutinis produktas šiandien tai pas mus yra iš Pink Flash. Čia yra šiek tiek 2 skirtingi produktėliai. Tai pagrindinė linija Flash.
Lift, tai dabar jo sudėtis. Tai vanduo be abejo ir šitas produktas jau yra sukurtas etanolamin tioglikolato pagrindu ir jisai yra tikrai koncentruotas, tikrai greitas ir stiprus ir jame yra 4, irgi 6, taip pat kaip ir Supreme linijoje, nes jos yra, aš jas sulyginčiau pagal stiprumą, 6 drėkikliai, tokie apsaugininkai, urea, cetil alkohol, kakao butter, biotinas, hidrolizuoti ryžių proteinai ir vitaminas B3, niacinamidas. Tai šis produktas yra tikrai greitas ir stiprus. Pagal gamintojo laiką laikymas 5-9 minutės. Kvapas šito gal iš visų 3 brandų yra stipriausias, nes sakyčiau ir produktas yra stipriausias, tai tiesiog koncentracija šarmo yra didesnė ir šiek tiek sunkiau numušti tą kvapą yra. Pakuotė. Šitas yra sašetėmis. Kaina nuo 4,50 iki 20 eurų. Patirties lygis tikrai patyrusiam meistrui rekomenduočiau. Spalva irgi yra balta. Konsistencija irgi tokia, kremuko, gana standartinė. Plaukas, kuriam skirtas, sakyčiau, tikrai storam arba vidutiniam plaukui irgi su stebėjimu atsakingesnių tokių. Gamintojas, jisai tai yra šveicarų brandas, gamina ir Šveicarijoje, ir Anglijoje produktus. Toliau, kitas jų produktas yra Brau linija štai tokiuose buteliukuose. Šis produktas yra, pagal jo sudėtį, jisai yra cisteamino pagrindu. Yra dėl ko cisteamino, jeigu įdėmiai klausėtės, dėl to, kad jisai yra šiek tiek švelnesnio veikimo. Tai antakiam, ko mums būtent ir reikia. Ir turi be abejo apsauginių maitinančių tokių ingredientų. Jisai nėra labai lėtas ar silpnas, tikrai ne, cisteamino yra tikrai pakankamas kiekis, veikia jisai normaliai. Tai cetiril alkohol parafinum liquidum, mineralinis aliejus, tokia apsauga, propelin glikol, cetil alkohol glicerin, dar matau čia sunku ištarti vieną, petrolatum vazelinas ir polikvanternium 6. Žodžiu, čia yra irgi 7, man rodos, apsauginiai ingredientai. Gamintojo laikymo laikas tai yra 5-10 minučių, tai sakau, produktas švelnesnių pagrindų, bet koncentracijos stipresnės. Kvapas tokio, šiek tiek jaučiasi amonio tioglikolato, bet irgi su tokiu saldumu. Pakuotės tokiais buteliukais, labai faina. Šitie buteliukai visi tikrai yra man žymiai fainiau ir maloniau laikyti, tvarkingiau, be jokių ten papildomų lipdymų ir panašiai, bet anyway, be abejo, sašetėmis irgi vienas turbūt populiariausių vis dar yra būdų, tiem, kurie ypač nedirba, gal labai daug, sašetį išnaudoja ir ją gali išmesti. Tai, pakuotę pašnekėjom. Kaina, šito buteliuko kaina irgi yra apie 20 eurų. Patirties lygis, šitas, sakyčiau, nuo pradedančių iki tikrai patyrusių meistrų, spalva balta, konsistencija toks tirštesnis kremukas, plaukas, bet kokiam plaukui iš esmės tinka. Jeigu labai storas, gal vis dėlto imčiau ir stipriausią tą liniją. Ir gamintojas irgi, Šveicarija per brūkšnelį Anglija. Tai va, šiandien mes labai tikrai išsamiai išnagrinėjom 3 brandus. Esu išnagrinėjusi tų brandų dar plus 10 ir jie yra tikrai labai gana panašus, ypač tas pirmas ir antras etapas. Tai kaip aš sakau, jie tikrai visi labai panašus, skiriasi gal keli pagrindiniai ingredientai ir čia jau jums iš esmės reikia nuspręsti, ar jūs mėgstate stipresnius produktus, ar švelnesnius, lėtesnius. Aš asmeniškai dirbu ne su viena linija, nes jeigu ateina labai stiprių plaukų, My Lamination reikia laikyti, pavyzdžiui, kad ir 17 minučių. Tai man valgo laiką, aš tada imu stiprią liniją arba Pink Flash, arba Maximovą. Tai man žymiai sutaupo laiką, gal netgi, sakyčiau, perpus. Tai va, toks niuansas. Toliau jūs galite rinktis pagal konsistenciją, pakuotę, kainą, nežinau, patinka blizgučiai, žiručiai, gražu, Maximova labai fainas brandas ir taip toliau.
Tai va, tai tikrai labai faina šiuolaikiniam meistram, kad yra toks didžiulis produktų pasirinkimas ir tikrai gali bandyti, jeigu esi smalsus, domiesi naujovėm, tai tikrai tų brandų yra labai daug. O šiaip pabaigiant video, jūsų lauks dar Step 2 produktų analizė, irgi yra įdomus video, turi svarbių niuansų Step 2 produktas. Ir toliau planuoju, nes kaip suprantu, domina jūs apskritai laminavimo sistemos apžvalgos, jums tas yra įdomu, apžvelgti ir botoksus, ir paskutinius ingredientus. O kaip minėjau, jeigu turi dar kokių pageidavimų, rašykit čia komentare arba Instagrame ir aš tikrai stengsiuosi daryti video tokie, kad jie būtų jums įdomus. Ir toliau ką daryti, žinot, laikinkit, sharingkit, followinkit, kad kuo būtų didesnė sklaida, tuo aš stengsiuosi jums daugiau tų video daryti, nes visi puikiai suprantat, kad, žodžiu, tai va, gerai, iki.